7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. Labas vakaras, Dakaro Ramos žiūrovai. Šiandien vėl sveikinamės su jumis. Šiandien pirmoji maratoninio etapo diena arba 4 etapas. Šiandien vakare vėl kartu su mumis Vaidotas Paškevičius, Linas Ramoška. Vakar ant tiek turėjome apie daug pakalbėti, kad nusprendėme šiandien pratęsti bendravimą su Vaidotu Paškevičium ir toliau nagrinėsime dienos aktualijas įvykius. Toliau gilinsimės į sunkvežimių kategorijos specifiką ir būtent domėsimės, kaip sekėsi mūsų Vaidotui Žalai važiuojančiam su sunkvežimiu. Bet šiandien vis tiek yra dar viena didesnė žinia, kuri išėjo į viešumą, nes vakar labai stipriai su Vaidotu, su Linu aptarinėjome būtent konstrukcinius ypatumus automobilių, gilinomės į rėminės konstrukcijas, žinom, kad Fėja jau išminusavo Laja Sans, išminusavo Carlosą Sainzą, išminusavo Sebastianą Loebą, ypač vakar dar Dacia tą protestą pateikė ir bandė apeliuoti, kad ten atseit nereikšmingi rėmo pažeidimai yra. Na ir aišku, iškilo klausimas, kas bus su mūsų miniu, Linai, taip? Ir šitoje vietoje reikia pasimti tą, pamačiau iš tiesų iš namų pasimtą, kur gimtadienio, žinai, birbynę, nes panašu, kad Vaidas gerai pažįsta minius ir jis buvo teisus po tikrai labai sunkios nakties komandai. Minis buvo atkeltas, šiaip toks jausmas, kad nualdė, kas buvo sugadinta ir visą likusią mašiną suviniojo į Scotch tape'ą. Bet vienaip ir kitaip šitas kotletas virto atgal į mašiną ir nuvažiavo prie starto linijos. Tiesa, kai jeigu šiandien stebėjot, jo, vaizdelis, realiai jis iš skočio, plastiko, kniedžių ir visko, ko tai galima į stogą pasižiūrėkit, tai yra pagamintas, bet tas daiktas konstrukciškai liko cielas. Ir teisėjai nerado, kad prisikabinko, pasakoja, bernai buvo išleisti į startą. Jeigu stebėjote varžybas, tai nebuvo jiem ta diena baisiai lengva ir tai yra ryšium su tuo, kad po tokio krešo tu iš tiesų nežinai, kas lūžo. Nes tu matai, kas tikrai lūžo, bet nežinai, kas buvo biški pažeista, tai būtent su tokiais pažeidimai susidūrė ir Vladas su Aisvydu. Truputėlį vėliau patikslinsim, nes dabar gaunam šviežią informaciją tiesiai iš bivako. Vaidotai, tau nėra taip, sakiau, kad viskas gerai ten su ta rėminė konstrukcija? Na, tikrai šiandien buvo tokių pokalbių, kuriuose buvo vakar spėliojama ne vieno žmogaus, kaip čia bus, ar tikrai galės, nes matėm 3-0 FIA laimė, Fordas out, Dacia out, Century out ir Minis. Minis vis dėlto galima nukelti kepurę prieš vokiečių inžinierius, kurie paskaičiavo, kad turi išlaikstyti visas detalės, bet saugos karkasas turi atlaikyti ir apsaugoti visą įgulą, ekipažą, vairuotoją, šturmaną. Pirmoji vietoje, antroji vietoje, kad po tokių didelių avarijų galėtų tęsti varžybas. Šiaip neįtikėtinas dalykas, aš irgi galbūt būsiu prie tų skeptikų, kur, žiūrint į tai, kaip FIA kabinėjasi šiemet prie automobilių, prie tų saugos elementų ir taip toliau, tai aš irgi būčiau visą ranką užkėlęs, kad ir kaip norėčiau, kad jie startuotų, kad jie tikrai neišvažiuos, bet matai, stebuklai vyksta, antrosios kalėdos nutiko šį rytą ir labai dėkoju už vaizdus, kuriais dalinosi nuotykių fabriko atstovai ir Vytas Bilinskas irgi ten esantis, tai jeigu ne jie su savo šniukštinėjimu, tai galbūt tų vaizdų ir nematytume, o dabar dar į kadrą ir Tomo Tomalovičiaus greitas vizitas prie Mini, kur galima girdėti ir Vlado Jurkevičiaus komentarus. Štai Vladas ir Aisvydas atlėkė į startą, štai ten yra startas už kokių 300 metrų. Jie visi po sunkvežimiu startuos. Tai daug problemų sprendė, nes Aisvydas sakė, neturi remorkų. Tai va, čia va šiandien.
Vlado tėtis, brolis ir draugų krūva skrido palaikyti. Jisai nusiėmė iš tikrųjų, bet linko vienas kitas lankas, prie kurio tvirtinasi šitas ir sako, biškį linko, sako, dabar jeigu nuimsim pakeisti, nepauždėsim naujo, nes čia, nu, tipo, jisai, tas pats lankas yra biškį deformavęsis ir neužsudėjęs atgal. Aišku, tai reikėjo šitą patį virinti, nors turi šito atsarginti. Bet... Ai, supratau, nes negali nuimti, nes suformuoti. Jo, ne, nuimti gali, bet tik uždės. Jo, tai tik čia jau viską vietų. Svarbiausia gyvenime duct tape'as. Daug duct tape'o. O baigęs karbonas, ne? Teko improvizuoti. Ne, šituos... Šiaip gal ir baigęs. Mes jau vakar buvom gavę kažkur iš tos nekarbonas, nes čia... Pirmą bos trenerių pusę, ne? Jo. Nes čia kiekvieną dieną, čia tiek mūsų kažkodėl, gal užaugę, ta prasme, lietaus čia gal buvo visur, tai kiekvieną dieną visus sparnus nuneša. Tai pirmą, antrą dieną darbė visiems naujus karbonis, dabar jau visiems. Mes galim pavažiuoti iš paskos surinksim tuos sparnus, kai startuosim. Ką, apsižiūrėkime automobilį. Bet šaunuoliai mechanikai komandą prikėlė, o šaunuoliai Vladas su Aisvydu, kad grįžot į trasą, kad nenukabinat nosies. Aisvydas net čipsana, o. Pasilgai jau važiuot? Pasilgai, kad praradom daug laiko su tais greičiaruožais, bet tu ką padarysi? Toliau paėjęs net neįtarsi, kad čia duct tape'o visur lipnė juosta. Žiūrėkit, stogas lipnė juosta. Čia tiesiog rankų darbo automobilis jau kvadratu. Ir taip jie rankų darbo, bet šitas jau kiekviena vieta išlaižyta. Na ką, tai tiek. Mes palydėjom greičio ruožę, buvom už starto užlėkę, buvom prie starto kai kurios lenktynininkus, pasilabinom su šeimyna. Vlado daug draugų, šeima atskridosi ir dabar viskas, varom į antrą greičio ruožo dalį, dar spėti turėtumėm visus aplenkti, nes mes esam pradžiai, greičio ruožas ilgas, tai mes daugelį lenktynininkų dar antrą kartą pagausime. Iki. Tai va. Tokios naujienos iš Vlado Jurkevičiaus. Džiugu, kad jisai išstartavo, šiandien išvažiavo į greičio ruožą, žinoma, atrodė viskas labai puikiai, kažkur tai apie vidurį jisai pasivijo, būtent ir Gintą Petrų aplenkė, bet paskui buvo priverstas sustoti ir tu turi karštos informacijos. Jo, čia mes mėliojom, kad turbūt, kad kaip visi pridaužė ratų, nes šiemet šis greičio ruožas yra ratų daužimo, tu pasačiau kažkoks, nežinau, gumos utilizacijos greičio ruožas buvo, bet va tik, kad susirašiau su Aisvydu, tai jie dabar nuėjo pavalgyti, o situacija paprasta, nukrito ratas su pusošiu, nes lūžo guolis. Tai kaip minėjau, kai taip susivolioja mašina, tu nežinai iš tiesų, kas lūžo. Yra vizualūs pažeidimai, yra nevizualūs, yra dalykai, kurie šiek tiek laiko. Tai dažniausiai visokie korpusai, guoliai atsiranda įtrūkimai. Tai vat būtent Bernai atrado, kad turi tokią bėdą, bet pasiardė, pasitvarkė, yra pasiekę bivaką. Jau yra atvažiavęs mini komandos T5, tai yra aptarnavimo sunkvežimis. Taip sakant, bivakas be aptarnavimo, jeigu kapeikų neturi, gal ir be aptarnavimo. Dalyviai tarpusavį gali padėti vieni kitiems. Taip, būtent dalyviai. Tai parašė, kad juos išleido valgyti, o nors būtų pasikeitę patys. Tai šiaip tai visiškas respektas Bernam, nes jau iš aitišniko ir teisininko šitas Dakaras baigė 2 mechanikus padaryti. Čia turbūt bus baisiausias. O viskas prasidėjo nuo dirželių. Jo, viskas nuo dirželių prasidėjo. Tai va.
Tai jeigu kas norėtumėt pamatyti, kaip viskas atrodo, tai mūsų Instagramo puslapyje yra patalpintas vaizdo įrašas. Jau dabar galite atsidaryti telefonus, nes vis tiek multiscreeningas yra toks įprastas dalykas šiais laikais. Ir ten būtent įkėlėme ne per seniausiai vaizdo įrašą. Už jį dėkojame Nuotykių fabriko ekipažui, į kurie perduoda linkėjimus Rolandas, Robertas, Remigijus ir Evaldas iš Saudo Arabijos pasirūpino, kad jūs galėtumėte matyti šios vaizdus. Na, o reikėtų paminėti dar ir kitą dalyką, kad dar yra vienas dalykas, kuris yra baisus ne automobiliais važiuojantiems sportininkams, bet su motociklais važiuojančiais sportininkais. Ir būtent tie krūmai su spygliais. Vaidotai, sunkvežimėje turbūt važiuojant tie spygliai nėra tokie baisus ir turbūt sunkvežimio padangai jie neturi įtakos. Padangai, aišku, neturi. Turi vizualai. Labai kentėjo mūsų, sakykime, pirmą Dakarą 23 metais. Mes turėjome atributiką vėliavėlės, nes buvo leidžiamas. Tai būtent kaip būdavo tai greičio ruožai su spygliais, tai jos iš karto pirmas, kas nukrisdavo. Tai paskui sugalvojom, radom vieną vietą kabinos centre ant stogo, kuri vėliavėlė išgyvena visą Dakarą. Bet šiaip tie spygliai tikrai yra aštras ir visai apdailai kenkia gan stipriai. Na, tai jeigu kenkia apdailai sunkvežimio, tai tuo pačiu kenkia ir motociklininkams ir būtent jų kūnui. Šį rytą gavome vaizdo įrašų iš vakar dienos, kur Modestas Siliūnas gavo apsilankyti pas medikus. Jam sutvarkytos buvo rankos ir aišku, šį rytą jisai galėjo startuoti. Tai pasižiūrėkime viską nuo vakaro iki šiandienos motociklininkų ryto starto, kaip viskas atrodė. Gavau į vieną ir į kitą ranką. Iš kitos išsitraukiau važiuodamas. Sustojęs, tai yra refuelingė. O čia toks jaučiu, kad tos rankos vieną kartą pasukau, kitą kartą ne. Kas čia yra? Tai žiūriu, kad čia yra reikalingo. Bijau tos dienos, bet nebuvo sudėtinga. Ta prasme, akmenų reikėjo bijoti. Vieną ir gavau tokį, nuo širdo. Kuris sugadino viską. Iki to laiko važiavosi idealiai. Kažkaip senai taip teko važiuoti gerai. Aš dar dainuosiu. Judam. Kaip Modestas tavo ranka iš to vakar pagijo? Tokia, žinai, sakė gerti antibiotikus, bet atrodo, kad gerėja, tai nusprendėm negerti. Kiek gali gerti? Unikalions and stars. Labas rytas, važiuojam į maratoną. Šiandien labai šaltas rytas, naktį visą šalau, bet užtat prabudęs jaučiuosi. Laukia 400 su kapeikom šiandien kilometrų ir rytoj turbūt panašiai. Miegosime kažkur Al-Uloj. Pasimatom, Haile.
Labas, šaltas rytas. Baisiai šalta šiandien, 5 laipsniai tik tai. Bet jau po pusryčių pridavę daiktus į organizatorių sunkvežimį, nes reikėjo skrauti palapinės, miegmaišius, visus daiktus, ko mums reikės maratono ruože. Tai reikėjo anksčiau atsikelti, nes miegmaišį tai tą patį naudojam, tai reikėjo supakuoti viską ir atiduoti. Pridavėm, pavalgiam, dabar biški laukiam, dar mechanikai miega po sunkios nakties, tai biški leidžiam dar jiem pailsėti. Ir už geros valandos stosim prie starto linijos. Tai už manęs matot vakarykščias aukas Dakaro dievams. Tai 2 ratvankiai ir 2 šakės. Gal šiek tiek per daug buvo greičio ir nepataupėm technikos, tai teko padaryti tauką, bet atvažiavom į finišą, tai viskas tvarkoj. Mechanikai viską patvarkė, ką reikėjo, ir šiandien bandysim pasiekti maratoninio greičio ruožo bivaką, kuriame nakvosim vėl be mechanikų, tai jeigu jau šiandien prisidarysim reikalų, tai patys ir sriepsim. Tai tokios naujienos. Saulutė šviečia, važiuoti kviečia. Nu ką, esame prieš startiniai zonai. Šiandien bus, matau, žiauriai šalta. Sušalo, tikriausiai net nenusiminėsiu šitos kaukės. Nosis irgi biškai jau pritrinta nuo akinių. Tai šiandien aš matau vėl laukia tie lavos akmenys. Ir kiek čia laukia? 415. Ir paskui vakare vėl su palapinė miegosim. Tai bandau nesušalt, bandau, kad imunitetas nenusilptų. Ir važiuojam į dar vieną dieną. Dar mačiau padangas sužymėję. Nekeistina. Tai va, emocijas viskas tvarkoja. Aš irgi tvarkoju, vakar masažė atmaigė mane. Tai reikia apšilimą gerą padaryti ir važiuoti dar vieną gerą dieną. Tai ką, susitiksim finiše. Labas rytas. Esame šiaurinėje pusėje. Labai šalta, turėjom 170 pravažiavimo kilometrų, variau su sniego kostiumu, kaip sniego senis, tai bet ką, viskas gerai, ruošiamės į startą, laukia 412 km, maratoninis greičio ruožas, miegosim vėl kažkur dykumoje ir rytoj startuosim į 2 dieną, tai ką, einu apšilinėti ir ruoštis. Dešimt sekundžių. Iš tikrųjų smagu matyti tokius vaizdus, nes puikiai sudaro įspūdį, kaip tu
būtum lyg tenais vietoj. Tai vat nuotykių fabriko kolektyvas atsiuntė ir dabar matome, ant kiek tie akmenys yra aštrus. Man tai gaila jo žiūrėti. Taip, išidant į tokį akmenyną, tai čia ir pagalvoju, 300 km, tai jeigu galima šiandienos maršrutą į ekraną, tai vat puikiai pamatysite, kokio ilgio tas maršrutas buvo ir 415 km per tuos akmenis atsikratyti, 173 šaltyje važiuoti iki pačio greičio ruožo. Vaidotai, tu jau šitam regione esi važinėjęs, Alula, Hailas, tuos akmenis matęs. Kaip sunkvežimėms tokioje situacijoje? Tai ir sunkvežimiai, kaip ir matėme, pradaužė ratus, tikrai jie nėra metaliniai ir juos labai lengva prakirsti būtent šoninį, ten daug yra upės vagų, daug yra tokių aštrių ir siaurų vietų, kur tiesiog tas sunkvežimis vos telpa ir ir labai lengva prakirsti būtent jo šoną. Iš protektoriaus pusės ta vieta yra sunkvežimio padanga labai stipri ir ten prakirsti labai sudėtinga net. Aišku, pasitaiko, Vaidas turėjo testuose tą įvykį, aš turėjau Maroko ralyje tokį prakirtimą, kaip prakirti į protektorių, bet šiaip labai retas reiškinys, nes jeigu tiesiai, tai vos negali varyti pilną, atlenkęs pilną rankeną, kaip motociklininkai pasakytų. Tai jo, o šiaip ta visa vieta tikrai garsėja aštriais akmenim ir ten atsimenam, jeigu pažiūrim į istoriją, tai tikrai stovėjo ne vienas ir sunkvežimis žmogus, automobilis laukė rato, kaip ir šios dienos greičio ruože matėme ir Toby Price'ą, tą patį Benediktą Vanagą, -3 ratai, tie patys sunkvežimiai stojo keisti ratus ir prarado laiką. Tai tas regionas tikrai garsėja būtent, kad padangų ratų žudikas. Na ir netgi dabar ta aukštesnė kategorija T1+, kuri buvo padaryta būtent kaip evoliucija T1 kategorijos, tam, kad galėtų sportininkai montuoti didesnius ratus, nes jeigu prisimenant 20-ąjį Dakaro ralį, tai aš nežinau, kiek ten visi padangų yra išdaužę. Visas? 30, 40 ten tų vienetų ir ant galo jau iš viso jau deficitas, net pačiam bivakė buvo pasidaręs. Galima prisiminti ir Nasero tuo metu žodžius, kai jie per visą Dakaro ralį išdaužė 50 kelis ratus, o lyginant tada važiavo bagiai su didesniais ratais, tokiais pačiais, kaip dabar naudoja būtent ir T1+, jie keitė gal tik tais trasoje 4 ar 5 ratus. Tai po tų varžybų būtent 21 metų ir atėjo ta kategorija T1+, kuris žymiai palengvino ir pilotam gyvenimą, kadangi rato eiga padidėjo, lengviau stuburam gyventi ir žymiai mažiau ratų keisti, bet pasirodo šiandien šitą dieną tikrai labai sudėtinga, sunki, nes tikrai daug prakirstų ir šitų didelių ratų. Matosi, kokio dydžio akmenys laksto iš po ratų, nes čia motociklas, aš suprantu, jisai ten kažkaip dar prasiskiepina, bet automobiliu, jeigu tai pasižiūrėtume, tik tai truputėlį slysta į šoną, iš karto turbūt padangos šonų pjauna per tos akmenis. Tai labai žiauru, ypač pirmiem dalyviam, dar kurie važiuoja pirmi 10 automobilių, kol dar nėra padaryta vėžė, kuri dabar mes matome, ten dulka labiau ir smėlis, tai dažniausiai būna tas visas ruožas grinai kaip vašonė juoda ir tie akmenys visi aštrus ir juos reikia pravalyti. Tai pirmieji 10 gal 15 automobilių dar didesnę riziką turi prakirsti ratus ir greičiausiai jas ir prakirto. Gale važiuojantis automobiliai jau šiek tiek būna jiems saugiau, nes būna nuvalyta ta trajektorija. Matom irgi video, kaip drąsiai ir didelį galvos dydžio akmenys skraido į šonus, o visas tos smūgis būtent saugerė padanga. Na, šiandien matėme, kad kai kuriems sportininkams, tam pačiam Toby Price'ui, tam pačiam Benediktui Vanagui baigėsi gyvybės. Ir automatiškai reikėjo viltis kažkokios pagalbos. Toby Price'as tai panašu, kad susidūrė su automobilių kategorijos jau, kaip čia, niuansais, nes visą kitą moka, naviguot moka, lėkt moka, kopą skaito, viską daro, bet kaip būtent saugoti automobilį šiandien vyrai gavo išmokti iš naujo, nes saugoti nepavyko, pridaužė ratų ir laukia, kol kažkas jų atveš ir taip
pagaliau jų kelionė į priekį ir visų Baigėsi kelionė į galą. jo, bet nu realiai visus automobilistus lengvai neramina su savo tokia, žinai, kelionė, nes jeigu jiem tai paeis, tai aš manau, kad kitais metais tokių keičiančių kategorijas tikrai atsiras dar ne vienas ir jie tikrai dar padidins lentelę tų, kurie gali išlošti Dakarą. Tai, bet dabar juos truputėlį nuramino. Šiandien realiai yra daužykla, yra žiauri daužykla, motociklistai, dar truputėlį grįžtant, aš žiūrėjau, kaip atrodo lyderiai grįžę į bivaką ir tu matai, kaip ateina, tikrai lyderiai, numeta palapinę ir sako, kas čia tik buvo. Jis sako, man nuo 70 km užsipompavo rankos, Brabikas, bet atsakė. Nuo 70 km užsipompavo rankos ir sako, aš nieko negalėjau padėti, aš sako, net pasižiūrėjau, ar tikrai 70 km. Ir sako, vyrai, buvot kažkas praustis, nes čia ne chrono, čia dušai yra. Ne, sako, mes Max kelnes nusėmėm. Va tiek šiandien juos daužė, tai ką mes šnekėjom pirmose laidose, žinai, kad pirmoji Dakaro dalis atsijos, tai jau atsijojo, rimtus vyrus, realiai atsijojo rimtus vyrus, tai aš nebežinau, kokios šis strategijas reikia laikytis, važiuoti Galiorkui, melstis visiems įmanomam aplinkiniam dievam ir tikėtis, kad po poilsio dienos nebeliks su kuo lenktyniauti. Taip kažkaip reiktų daryti. Na, jeigu jau mini tarptautinius sportininkus, kurie verkė užpumpuotom rankom, įdomu, ką pasakė finiše atvažiavęs pirmas Arūnas Gelažninkas. Tai kaip šiandien dieną, sakyk, kaip sekėsi? Šiaip neblogai visai, jeigu ne vienas didelis paklydimas, kur praradau apie 10-15 minučių, būčiau visai patenkintas. Koją šiek tiek nikstelėjau, tai jau vaistų nuo skausmo išgėriau, dabar jaučiuosi neblogai. Labai varginanti diena, galva sprogsta organizacijos, žiauriai daug klaidinančių visokių keliukų, bet laimingas, varau piltis kuro, tvarkytis mocerį ir ilsėtis. Kaip susiremontavai mocą? Kai moki važiuoti, tai nėra ką remontuoti. Ne, tikro, nieko neplaužiau, labai ramiai, nekritau šiandien. Tai viskas gut. Einam rinktis lygio vietą, valgyt dušas. Reikia šiek tiek pailsėti, nes nuovargis jaučiasi. Sakei, dalis padovanojai prancūzui. Ką ten padovanojai? Grandinės apsaugą, aš turėjau atsarginį, jis neturėjo, bet aš išsaugau, jis neišsaugau, tai atidaviau savo detalę. Vis tiek iš bendro katilo. Kaip sekėsi, Modestai, važiuoti? Žinai, aš niekaip nesuprantu, ką tie parašo organizatoriai, kad ten bus 100 kilo akmenų ir ten greitos trasos ir taip toliau. Kanjonai. Tai visą dieną akmenys. Visą. Nėra rankyčių, bet buvau pasirinkęs, kad važiuoti, žinai, labai lengvai. Manau, kad įvykčiau. Kiek? Nekritai, nei karto? Ne, tokį lengva labai. Lengva, ne? Smėlyje. Žinai, iš Provėžos, kai išeidinėjau ir pagavo, žinai, galą ir visą. Kaip navigacija? Beveik nieko net nereikėjo naviguoti. Gale gal pusę dienos panavigavau, kitą pusę daug važiuoja hebras. Tai žinai, iš paskos varai ir viskas. Arūnas sakė, buvo paklydęs, sakė, paini navigacija. Visi buvo paklydę. Yra pats geriausias laikas atvažiuoti tada, kada kažkas rado kelią. O aš pirmą kartą važiavau tiek, kad mes vienoj kupetoj važiavom kokį 10 mocijų. Tai žodžiu. Kiek laiko užtrukai trasoj? Kiek čia dabar turim? Pusę, ne 6. Išstartavom kokie 10. 8 valandas. Per galų 400 km. Varau piltis kurą, davai.
Tai va, čia iš tikrųjų užkadrinis balsas tai buvo Gedimino Šatkaus, kai dabar jau dirba kaip specialusis AG Dakar School korespondentas. Turime ir trumpą žinutę iš Nerimanto Juciaus, jom vaizdo įrašo nepavyko siūsti dėl ryšio problemų. Tai trumpa žinutė, kad pirmus 100 km važiavosi tikrai puikiai, aplenkus daug sportininkų ir kurį laiką pavyko laikytis 25 pozicijoje. Tačiau gaunant vis daugiau ir daugiau smūgių akmeningame ruože, ranka vėl pradėjo tinti, stipriai skaudėti, jaučiau kiekvieną duobę ir tiesiog neturėjau jėgos rankoje. Šiek tiek vėliau priekyje važiuojantis sportininkas stipriai krito, galėjo be sąmonės ir nedėjo, sustojau, puoliau padėti. Na ir žinoma, kaip Dakaro naujokas, stresinėje situacijoje pamiršau pamygti mygtuką apie suteikiamą pagalbą. Kas reiškia, jog organizatoriai gali nekompensuoti prarasto laiko. Na, aš manau, galbūt pavyks čia įspręsti šitą klausimą. Žinant, kaip juos seka tenais, tai sukompensuos. Sportininkas atsigavo, susisiekiau su pagalba ir tiesiog greičiau ruožą toliau, bet niekaip neberadau ritmo, pasiklydau. Nors padariau viską, ką galiu, šią dieną noriu pamiršti kuo greičiau. Vaidu, tai kaip su tais mygtukais, ten tikrai privalomai įspausti, ar vis dėlto tu sustoji prie kažko ir ten gali pasakyti, kad pagal treką pasižiūrėtų ir ten tada viskas gerai? Supranti, gali sustoti ratą keistis, nebūtinai pagalbą suteikti. Tai toks yra dviejopas dalykas. Yra čia buvo ginčų tarp lyderinių komandų, kai buvo sustojimas, ten vieni rašė protestus, kad nereikėjo pagalbos, čia netgi 14 metais sunkvežimių kategorijai lemė gal net čempiono vardą. Derojaus, pats Gerardas Derojus vairavo sunkvežimį, važiavo, buvo virtus, automobilis apvirto ant siauro kelio, jisai pravažiavo šiek tiek kliudydamas apvirtusį automobilį ratą, bet pravažiavo ir nulėkė į finišą, atvažiavęs konkurentas jo, nusprendė nevažiuoti, paspaudė mygtuką, atvertė automobilį tą ir nuvažiavo toliau, finišė jau džiaugiasi Gerardas laimėjęs Dakarą, bet kompensacija vis dėlto įvyko, nes teisėjai nusprendė, kad vis dėlto reikėjo patraukti. Tai toksai yra dviejopas ir čia vis dėlto lemia teisėjai jau ką nuspręs, ar kompensuoti ar negali ir kompensuoti, bet gali ir nekompensuoti. Na, o kaip ten bus, tai dar bus matyti, bet dabar galim pasižiūrėti į lentelę ir rezultatus. Tai šiandien etapą laimė Danielis Sandersas, beros tai jo ketvirta pergalė iš 5. Rūnas Gelažninkas bendroje įskaitoje 39, Jucius 47, Iliūnas 72 ir Mykolas Palavičius 88. Rūnas bendroje įskaitoje ir etape šiandien praktiškai užima Rally 2 klasėje tą pačią vietą 21. Tai vad bendra motociklų įskaita Sandersas 1, Gelažninkas 38, Jucius 40, Iliūnas 65 ir Mykolas Palavičius 88. Gediminas Šatkus korespondento vaidmenyje būtų 122 už 141 valanda baudos. Atrodo, jisai dar 24 metais gyvena gaunas. Čia jau aš nežinau, kiek laiko reikėtų važiuoti. Čia tiek, kiek telpa, man atrodo. Taip, važiuojame toliau ir turime Dakaro klasikus, jie irgi turbūt su ryšio problemomis susitinka maratoniniame etape. Galime pasidalinti tik tai keletų momentų iš trasos, kur Dakaro klasikai Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius rungėsi su stipriais varžovais, kurie važiuoja gan stipriai. Vakar kartu su Vaidotu irgi svarstėme, gal Vaidotui reikėjo šiemet irgi Dakaro klasikos važiuoti, nes turėjau porą automobilių, kurie būtent irgi atitinka tą kategoriją. Na, bet šiandienos rezultatas tikrai yra neblogas, 5. vieta. Aš sakyčiau, Karolis rodo tikrai puikų rezultatą pagal savo Monte Carlo įgūdžius. Ignas Daunoravičius pagal sugebėjimą naviguoti ant motociklo kopose. Tai kaip Linai, manai, viskas gerai ten jiems? Aš tai bijau, kas bus, kai jie grįž. Jeigu netyčia grįž kokiam kejate, tai bus, nu ką, hiluksiuką kokį gal kas turit pardavimą, mes jau kaip ir čia neblogai pasirodėm. Tai kažkaip jaučiu, kad apetitas ten gali greit užaugti, greit. Bet aš manau, jeigu ieškoti avantūros ir nuotykio, tai kaip tik Dakar klasikų kategorija būtent yra ta teritorija. Jeigu, nu, sakykime, taip, vaikaisi rezultatų, tu vis tiek gauni pasportuoti ir tas sportavimas, kiek matom, yra gan intensyvus. Ta prasme, jie finišavo praktiškai paskutinį iš visų sportininkų, kurie šiandien važiavo varžybose. Aš apie klasikus kalbu. Tai galbūt čia jie norėtų vis tiek važiuoti su irgi kokia nors kita kategorija, kad galėtų bent šviesoje sugrįžti.
Baigėsi Katino dienos, kaip prieš Dakarą savaitę laiko galėjo savo lakstyti. Šviesa yra, taip sakant, pervertinama, viskas ten yra gerai. Ne, šiaip smagu matyti jų rezultatą, man per paskutinę savaitę jau parašė 3 žmonės klausdami taisyklių, kiek kainuoja ir kaip kas. Jau matau, kad kitais metais Dakar klasikė iš Lietuvos bus bent 50 ekipažų, nes, pažiūrėjus, kaip jie lekia, atrodo, čia viskas, ką čia susirinko per 2 savaitės mašiną, išlėkė, čia nebaisiai brangiai, lekia 5-tukė, kas čia gali nutikti. Kol kas bendros įskaitos rezultatų aš nematau, bet bent jau žvelgiant į tai, kas yra dabar turnyrų lentelėje, tai jie yra 5 vietoje su 146 baudos taškai buvo vakar, o pirmas dabar yra 512 baudos taškų, jeigu taip suprantu. Na čia reikėtų dar pasigilinti tą baudos taškų skaičiavimo sistemą, nes jinai gan sudinga, bet matau pagrindinį rezultatą - 5. Viskas reiškia gerai. Fraglio Lorenzo yra pirmoje, Santolala Mila Carlos yra 2, Morera Juanas yra 3 ir Gublin Machennice yra 4. Turbūt blogai perskaičiau pavardę. Na, bent 4 iš jų. Na, nesupyks, tikrai, aš tikiuosi. Gerai, laikas šokti į automobilių įskaitą ir čia pradėjome jau pokalbį laidoje nuo Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno mini. Jo, tai pasitikslinom video medžiagą, tai ne, jie vis dar nebivakė, juos paleido pavalgyti sauso davinio. Aš kažkaip padariau išvadą, kad juos išleido pavalgyti jau į valgyklą ir kad jie grįžė, bet ne, vaizdai parodė, kad vis dar dykumoje sulaukia tą 5, bet reiškia, kad važiuos. Jau kai tą 5 sulaukia, reiškia, kad, tu tikrai nesi greitas šiandien, bet lygiai taip pat reiškia, kad važiuos. Tai šita dalis yra gerai. Ir priminsiu, kad iGauto Dakar Instagramo paskyroje būtent yra įkeltas video iš trasos, kur yra keičiamas ratas, tai kam įdomu, galite eiti pasižiūrėti visiškai šviežiai informaciją, net į transliacijos tą vadinamą... Į transliaciją nepavyko įdėti. Taip, dėl to, kad kalbame dabar. Vaido, tai tau žvelgiant iš automobilisto pusės, tu vis tiek esi ralistas, važiuojantis Lietuvos klasikinėme ralyje, žvelgiant ir iš Rally Raido Lietuvos čempionato dalyvio pusės, kur irgi nemažai esi čempionų titulų laimėjęs, pats Rally Raido komisijos prezidentas. Taip skaitosi, ar pirmininkas? Buvau. Buvai, nesvarbu, bet esminis dalykas, kad ši disciplina tau puikiai pažįstama. Nenorėtum grįžti į automobilius ir Dakarą bandyti su automobiliu įveikti, ne su sunkvežimiu? Ar per didelė konkurencija? Ar tavo vis dėlto pašaukimas yra sunkvežimis? Labai Gal motociklas? Ne, bet motociklas, tai žinau 100%, kad tikrai ne, nes pažiūrėjus į visus motociklininkus, kaip jie vargsta, kaip jie kenčia, tai tikrai ne. Ir šiaip nuo vaikystės ne motociklai, aš savaitę remontuodavau, būdavo tokia delta, savaitę remontuoju, valandą važiuoju. Taip, tai man nepatiko šitas variantas. Todėl 4 ratai tikrai prie širdies labiau, o kokie 4 ar sunkiausia kategorija ar biški lengvesnė, tai ateitis parodys, visko gali būti. Ženkliai žinom, kad T1 plus yra pati brangiausia kategorija, dėja. Su jie prieš 10-15 metų buvo pigiau važiuoti, buvo šiek tiek tos kainos žemiškesnės, sakykime. Dabar tikrai labai išauga kaštai, bet dalyvių skaičius gausa rodo, kad vis dėlto yra daug. Tai konkuruoti su jais yra beprotiškai sudėtinga vien surenkant biudžetą. Na gerai, bet jeigu tu nenori sportuoti, tu nori finišuoti Dakaro ralyje, neprivalai pirkti T1 plus. Tai alternatyva, aišku, turbūt yra tie 2 bagiai, kurie tikrai, kur važiuoja ir kaip ir Gintas Petras, aišku, yra naujesnės kartos, kurie šiandien jau pamažu kyla į viršų ir lentelėje rodo apie 20 rezultatą, vieni greičiausia būtent. Tai, sakykime, tas rezultatas irgi generuojamas darosi ir būtent su tais tikrai žemiškesnėmis kainomis, kai, sakykime, naujas bagis kainuoja apie 350 000, jeigu lyginant su Toyota apie 1 milijoną, tai 3 kartus 3 Toyotas į 3 bagį į 1 Toyota. Tai tasai automobilis, sakykime, yra realesnis. Sunkvežimio kategorijai sunkvežimiai yra pigesni, sakykime, irgi turbūt apie tos skaičius įdomu visiems išgirsti. Tai naujas sunkvežimis Martino Matsiko MM Technology
kainuoja nuo $500,000, priklausoma nuo komplektacijos, iki tenais gal 600 000, padėvėtas ten 1-2 Dakarų pravažiuotas, tai netgi galima rasti apie 350, gal net 300 000. Tai ta kategorija yra gerokai pigesnė, aišku, ir pasiekti gerą rezultatą, sugeneruoti šiai dienai yra lengviau, nes, sakykime, kaip ir rodo laikai, tai 5 pagrindiniai kovotojai, kurie kovoja šiai dienai dėl nugalėtojo vardą. Dar prie sunkvežimių sugrįšime, bet dabar hipotetiškai klausiu, tarkim, 2018 metų to Hiluxo, kur visi važiavo, aš galėčiau dabar paimti ir startuoti į Dakarą ar ne? Tai toksai Hiluxas važiuoja, man atrodo, vienas tai tikrai yra. Bet rezultatai rodo, kad jis, kiek aš buvau siekiau, tai kad važiuoja vienas iš paskutinių. Bet jeigu tikslas finišuoti, nes nesvarbu, kurioje tu vietoje finišuoji, finišavusio tą medalį gauni. Atsakyk, bet aš tai turiu šitą nuomonę. Finišuoti galima, bet su juo gausis gerokai brangiau, negu važiuoti su tokiu automobiliu kaip MD bagės. Detalių išleisi daugiau, vargsi daug ilgiau, padangų reikės belenkiek, kiekvieną dieną po tenais 7 naujas, tai tikrai, o kaina automobilio tokio 18 metų Hiluxo ir šito labai panaši į būtent tą bagį. Bagiuko. Kitas dalykas, 18 metų Hiluxų tu nebegausi dalių, jų nebėra, jos neegzistuoja. Mes turėjom savo komandai tokią mašiną, tai ta prasme, jų nieks nebegamina. Nori darykis pats, net kėbulo detalių ir tu nebeina gauti. O atitikimas su naujesniais modeliais faktiškai neegzistuoja. Kitas dalykas, reikia suvokti, kad ta 1+ kategorija yra varžybų technikos pritaikymas prie lokacijos. Tai būtent net ir šiemet dar labiau išplatintos mašinos, didesni ratai, tai tiesiog mašinas pritempia prie ten, kur jie važiuoja. Tai tu su mažaisiais Hiluxo ratais, prisimink Vaidotą, kai jisai startavo su T1, jo. Tai ten atrodo, kad tie ratukai mažiukai ten su dantų grapštuku, kur ten auga, paimsi ir pradursi. Tai iš esmės reikia naudot, šaukštą valgyti sliubai, o ne bandyti su šakutė įsemt, čia būtų kažkas tokio. Šiaip, žiūrint į vaizdą, šiandien 23 vietoje mes turim bendrojo automobilių įskaitoje, Martiną Maceką. Bendrojo automobilių įskaitoje, kai mes šnekėjom, kad 30-ukas yra greiti, tai sunkvežimis yra 23, ką tai rodo? Beje, Mitchellas vandenlinkas yra 24. Ką tai rodo? Tai rodo, kad tai yra nerealiai sunki trasa technikai. Tai dar sunkvežimiai su jie tvarkosi ir jie yra pakankamai greiti, kad būtų 20 kažkelintoj vietoj. Tai ten su mažiukais ratais iš viso tragedija turi būti. Ir su tais pačiais dideliais, visi jų pridaužė, šiandien lyderiai ir tie gavo laukt, gavo vokt ratus iš komandos draugų ir panašiai. Tai bendrojo automobilių įskaitoje žala 46. Taip, su sunkvežimiu. Ir kas tenais lekia šiandien gerai, Jezidas Alradžis laimi šitą greičių ruožą. Kodėl? Nes vietinis jisai, užaugęs jisai ant tų akmenų ir jisai puikiai žino. Hailo ralis jam yra jau turbūt užsimerkęs galėtų pravažiuoti. Į mokyklą jis tą Hailo ralį važinėdavo. Tas pats galėjo būti ir su Naseru, bet nutiko gyvenimas ir teko truputėlį. Skambino Kristinai vėl. Loebas 3 dienas skambino Kristinai, šiandien paskambino ir Naseras. Skambino Kristinai. Man tai gaila, Kristinas, paėmė normalią gamyklinę komandą, visiems 6 važiuoja. Tiek mergaitės tengiasi, ne, visiems veža daiktus visiems. Šiandien bendroje įskaitoje ant podiumo lipo 3 Toyotos ir visos atstovaujančios vieną gamintoją. Taip, 2 Overdrive ir 1 Gazoo Racingas įsiterpęs tarp 2 Overdrive, tai Overdrive komanda irgi turbūt trina rankom. Šiaip aplamai Toyota trina rankom, pažiūrėkim, visi 4 greičio ruožai ir visas 4 Toyotas. Nors ir turim X-Raido Mini, turim Fordą, turim Dacia, turim Centurį ir jau beveik baigiam įpusėti Dakarą. Bet žinai, kas bus?
toliau visi išsidaužys ir tada atvažiuos Naseras, pasitaisys kepką ir užlips, pasims tą dar vieną beduiną ir sakys ačiū iki kitų metų. Nu, bendroji automobilių įskaitoje, tai vėliau pamatysim, kas kur yra, bet šiandien iš lietuvių pirmas finiše buvo Rokas Baciuška ir jisai irgi su nuotykiais šiandien važiavo, nebuvo taip, kad ideali diena kaip iš natų, bet geriau paklausykime patys. Sunkus labai, iš pradžių gerai važiavęs, vieną padangą prakirtom, tada antrą ratą prakirtom, tada dingo ketvirtas bėgis, žodžiu važiavom kaip išikė po to, bet svarbu, čia esam rytoj greitesnis greičio ruožas, tai šiandien buvo išgyvenimo diena, bet iš esmės viskas gerai, judam į priekį. Na va, viskas gerai, judam į priekį. Truputėlį problemų su dėže, dingo ketvirtas bėgis, tai va dabar klausimas ir prieš laidą dar diskutavome, ar įmanoma jam pasikeisti tą dėžę ir įdomu, ar sunkvežimis veža tokį dalyką, kad būtų galima pakeisti. Na, žinom, kad jie patys tikrai nelys po tą mašiną ir nekeis, nes esu matęs, kaip po kūlverščio nuo kopos Fernando Alonso su Marko Koma remontavosi savo automobilį visą naktį per maratoną, tai štai čia lygiai tas pat, bet ar yra tokia detalė sunkvežimėje? Teoriškai gali būti, ar yra ir kiek yra aplamai dalyvių ir kiek reikia tų dėžių lyderiam, nelyderiam, tai čia vėl dar klausimas, aplamai turi komanda priims sprendimą, tikrai neturėsim keletas greičio dėžių, bet panašu, kad gali vieną vežtis. Tikėkime, kad jie turi Rokui pakeis, bet žinant, kad dingus vienai pavarai, automobilis dar funkcionuoja, jis neturi ketvirtas, panašu, kad ten kopų tikrai nebus. Ketvirta pavara, aišku, jisai greitės ne taip greitai, sklandžiai kaip norėtųsi, bet netgi aš savo istoriją prisiminus Rokiškio ralį, per vidurį ralio praradau ketvirtą pavarą irgi, tai teko važiuoti trečią, penktą ir pavyko finišuoti ir net laimėti etapą, tai ralio klasėje kaip... Rokas šiaip minėjo, kad rytoj yra greitesnis trasos, tai neturėtų tai sukelti bėdos, aš susirašiau su gerai ralio pasaulyje žinomus pono Varžą. Tai sakė, šiaip tai tą dėžę ten norint per porą valandų galima pasikeisti, vežtis ją turėtų vežtis, bet ar verta ten tiek klysti ir gilintis, tai yra kitas klausimas. Deja, nei su baimė su Roku, ir su Roko tėčiu, ir su Oriol Menas susisiekti su visais dėja nepavyko. Tai šitoje vietoje nežinom, koks bus priimtas sprendimas, bet jeigu iš ryto dėžė bus pakeista ir Rokas bus išsimegojęs, tai suprasim, kad vežasi pūrą dėžėm. Na, netgi kaip ir Vaidotas sakė, kad be tos pavaros galima sugebėti finišuoti, turint raumenį, kad tai yra maratoninis ir žinant, kad svarbu, kad kitos prie daužė padangų, o prie Gailo tikrai bus daug akmenų. Ir rytojaus traso irgi yra legendų rašoma, kad iš pradžių bus lengvas startas ir paskui lauks tie Gailo akmenynai. Tai čia dar klausimas, kaip tos komandos, kurios jau visas gyvybės išnaudoja, yra kaip atvažiuos iki būtent to finišo ir neturi serviso sunkvežimo pagalbos, kur tie ratai yra atsarginiai sukrauti. Tai net sunkvežimėje, turbūt, jeigu pažiūrėt apie Toyota, 3 Toyotas komandos atskiro, tikrai jos neturi tiek ratų. Po 3 sunkvežimius ir ten tam sunkvežimį irgi netelpa begalybė, nes kaip žinom, dabar atvažiavę išdaužyti ratai, daug kas neturi, Price'as 4 atrodo paklojo. Tai reiškia, jam reikia minimum 2 ir reikia dar minimum 2, bent jau vieno atsarginio. Aš nemanau, kad visi ekipažai startuos su visais atsarginiais ratais, nes bet kokiu atveju komanda, kad ar Dacia, ar Toyota turi savo lyderius ir aukojasi, kiti mažiau žemesnėse pozicijose važiuojantis, tai rytoj bus labai įdomu stebėti, sekti, kaip sekasi, nes tikrai ne vienas sportininkas spaus galvą, kad negali lėkti, nes neturi tiesiog gyvybių, visas gyvybės išnaudotas. Gal ketvirto bėgio net nereiks, gal trečių važiuos visą kelią. Tai vat tos gyvybės baigėsi ir pas Benediktą Vanagą, tai įdomu, kokiom nuotaikom jisai pasitiks rytojų. Gerai, ševelių yra mano, ne? Laukit. Važiuojame, ne? Na, maratono diena nebuvo, arba tiksliau, iš naujo. Maratono diena yra tokia, kur Fortuna atsuko nugarą mūsų ekipažui. Aritmetika nesusidėliojo, nes atsarginiai ratai 2, pramušti 3.
Nors ir tikrai žinojau, kas yra maratono diena ir tikrai važiavau labai ramiai, bet net nežinau, negaliu paaiškinti, kaip taip atsitiko, nes tikrai stengiamės ir saugojomės. Bet situacija yra tokia, kad 285 km arba likus dar beveik 150 km mes neturėjom rato. Tai šiuo atveju išgelbėjo ekipažas iš Kinijos. Paskolinės mes aišku prastovėjom ten gerokai virš valandos. Bandėm dar susiklijuoti ratus su įrankiais, kuriuos turėjom, bet tie skylės pramušimai buvo stipriai didesni. Tai, žodžiu, tokia turbūt ne visai linksma situacija, bet gyvenimas tęsiasi, nieko nepadarysi, keliaujame į priekį. Mes darėm, ką galėjom, dabar esam, kur esam. Žiūrėsim, kaip rytojus ateis ir ką parodys. Šiaip Benediktas gyvesnis atrodo negu po pirmų ten 2 greičio ruožų, jau matosi įsibėgėjęs į tą ritmą truputėlį, pasiterlinęs striukytę, reiškia, gavo padirbėti. Esant dulkėsi, tu nenori, manau, išsiterlioji, nes per dieną tas automobilis įsipurvina, tai nesvarbu, kur tu prisiliesi iš karto, tai lieka ant automobilio. Ginto Petraus irgi turėjom ten rytinį viražą, bet gal tiek to kitą kartą, jau kas norėsit, nueisit pas jį paskirą, pasižiūrėsit. Su Darium Leskausku susirašėm, tai rašė, kad jisai grįžo su tamsa, -1 ratas, belė kiek priklaidžiuta, žiaurinis dopas. Gavo 8 minutės baudos, išsiaiškino už ką, reiškia pelnytai, daugiau klausimų nebuvo. Šiaip iš tokių linksmesnių, tai sakė, kad jie Estus 3 kartus lenkė, čia jeigu taip teisingai supratau. Bet ir dar matė, kaip Praisas stovi trasoje su 4 pramuštom padangom. Tai reiškia, Praisas tikrai ilgai stovėjo, jeigu sutiko Gintą. Na ir iš ryto šiandien jie pasiėmėjo tos senesnius, tvirtesnius ratlankius, nes vakar jau pamatė, kad ratlankiai nelaiko, nes Gintas ryte minėjo, kad trūko ne padanga, būtent vakar, o ratlankis kilo. O man kažkas užsiminė, kad ir šakės linko. Galimai. Reiškia, gerai buvo, jau tikrai buvo gerai. Žvilgtelkime į automobilių įskaitos lentelę, kas tenais vyksta šiandien. Tai minėtas Alradžas nugalė, Hankas Lateganas 2, Jakopini 3, Prokopas 4 ir Rokas Baciuškas šiandien 18. Benediktas Vanagas dėl bėdų ir valandos sugaištos trasai 78, Gintas Petrus 82 ir Vladas Jurkevičius Aisidu Paliukėnu 133 vietoje su rato problemomis. Bendra lentelė tokia. Lateganas vis dar pirmauja 6 minutėmis, beveik 7 minutėmis prieš Alradžį. Ekstremas su Fordu atsilieka 21 minutę. Benediktas Vanagas krenta į 16 vietą. Rokas Baciuška krapšto 8 pozicijas 23. Gintas Petrus krenta į 52, o Vladas Jurkevičius 143 kol kas vietoje. Kelintoje jau. Taip, jau čia renka patirtį jaunimas ir važiuoja ir jau kaip atvažiuos, taip jau bus, nieko nepadarysi. Na ką, liko pati drūčiausia ir sudėtingiausia kategorija sunkvežimiai, kur Vaidotas Žala toliau šiandien kaupia patirtį ir kadangi jam gerai sekasi, šiandien visgi buvo neišvengta problemų. Vaidotai, turbūt jūs kartu su Linu jau čia pažiūrėjote vieną vaizdo įrašą, kurio dėja mes neturime, bet tenais finiše yra reikalų su galiniu ratu. Na, mes matėme jau greičio ruožę, kad pradėjo kristi Vaido tempas. Pasirodo, buvo įtarimų, gal kažkokių techninių kliūčių turi, ar ratus keitė. Tai panašu, kad ir ratai turbūt keitėsi, bet po finišo video medžiagoje matom, kad palietus galinę ratą, taip greitai patraukė ranką, panašu, kad temperatūra to rato įkaitus, tai turi problemų su galinio ašim. Ar guolis, ar kažkas, tai tikėtina gali būti nemaža problema ir neaišku, ar jam pavyks šiandien įspręsti šią problemą ir tikimės, kad tikrai pavyks ir galės rytoj kovoti, bent jau kažkokiu tai tempu davažiuoti bent jau iki finišo, kur jau mechanikai perėmės remontą. O kas gali lemti tą tokį kaitimą, nes sunkvežimis ten tikrai yra daug reikalų toj pačioj galiniai ašy, būtent nuo ko ratas įkaista? Tai pagrindinis, aišku, yra tenais guolis, kuris panašu, kad greičiausiai yra subirėjęs, pagedęs ir atsiranda didesnė trintis ir ta trintis perduoda tą šilumą. Tai tikėkime, kad ten atlaikys sistemą, nes tas rato stebulė, vadinkim, turi daug mechanizmo, oro
reguliavimo slėgio sistemą, ten daug riebokšlių yra, kurie karščiai nėra atsparas, gali įsilydyti, tada alyva išbėgs į lauką ir tada, aišku, bus guolis suksis be alyvos, ilgai nesisuks, ten pradės degti ir greičiausiai užstriks. Na dabar toksai galbūt diletantiškas klausimas, bet serviso sunkvežimis turi dalyvis sunkvežimis turi serviso sunkvežį ar ne? Šiaip komandos kai kurios turi, lydi, bet kiek žinau, Vaidas neturi tokios privilegijos. Kaip kai kurie dalyviai, sakykime, netgi šiandien pirmam Mišelis Vandenbrinkas Chrome turėjo galinio tilto irgi problemas, gali būti panašios, bet kadangi tėtis Martinas Vandenbrinkas įlydė, jis tikrai atakuoja, dabar matom laikus jo, šiandien jisai antras, labai arti, bet jisai neturi ko prarasti, pernai podiumas, manau, kad tikrai atakuos maksimaliai ir bus vienas pagrindinio iš galo spaudėjų, kurie gali nustumti lyderius dar žemyn. Nes ta valanda, jis dabar atsilieka turbūt apie valandą laiko nuo pagrindinio Martino Maciko, bet net Vaidas jau, man atrodo, ten apie 15 minučių belikę yra tik tais. 20. Va, jau 20, tai Mišelis tikrai bus Vaidai atakuos, nes jisai žino, kad jo tėtis važiuoja už nugaros, veža padangas, veža atsarginių detalių, tai reiškia, kad bus sunkvežimių kategorija labai karšta. Dar galim pakalbėti apie Lapraisą. Pas mus vakar, kai turėjom pirmom dienom lietuvišką intrigų, tai vakar įvyko čekiškos intrigos. Prokopas buvo labai piktas, kadangi Lapraisas jo teoriškai nepraleido, tai šiandien ryte Lapraiso paskyroje žiūrėjau video, ten aišku čekų kalba, gal ne viską teisingai iki galo supratau, bet jisai tikrai įrodinėjo, kad Prokopas nebuvo prisivijęs į taip arti ir negirdėjo jokių sentinelių, žadėjo įkelti onboardą savo, įrodyti, kad yra teisus, kad jį Prokopas apkalbėjo neteisingai, bet Prokopas šiandien ketvirtas, nebetrukdė sunkvežimį, tai, sakykime, Rokas buvo pirmas. Ai, ten tos damos yra sočiai, man tai vienintelis dalykas dabar neramina, tai kad savo interviu metu Vaidas buvo baisiai atviras, ko šiaip pas dakaristus tu nepamatysi, ir kai Davidas pasako, kad nežinau, ar važiuosim, ir tada nueina, nusikepina ranką ir taip atbula ranka prilietų stebulė, ten 0,2 sekundės, taip nusvyla, tai supras, kad verda ten tas daiktas, verda tas metalo gabalas. Ir kai pasako, kad nežinau, ar man pavyks važiuoti toliau, tai va šitas mane nuoširdžiai neramina. Jeigu žinom, kad Benediktas važiuos, pavauks tų ratų nuo kiniečių dar kažkur. Tikrai, žinai, surinks mini, Rokas ten, kad ir kiek bėgių turės visiems parvažiuos, tai va čia neramu. Čia man neramu. Negalėsiu vėl miegoti. Neramiai miega ir Naseras Alatija. Benediktas Vanagas pasitalpino nuotrauką, kaip Naserui yra keičiama jo Dačijos dėžė. Benediktas neišdryso Dačijos pavadinti Dačiją ir pavadino ją žirgu. Labai malonu, Benediktai. Pasižiūrėkime dabar, kas laukia dalyvių rytoj. 5. etapas, antroji maratono diena ir iš Alulos į Hailą, kur lauks išsvajota poilsio diena. Dar 428 km greičio ruožų, 63 km pervažiavimo iki bivako, viso 491 km. Na, žiūrėsime, ar rytojaus rytas bus sėkmingas Vaidotui Žalai, ar Rokas Baciuškas susitvarkys pavarų dėžės problemas, ar Benediktas Vanagas turės pakankamai padangų finišuoti maratoninėje greičio ruože, ar motociklininkų rankos atlaikys finišuojant. Viskas bus matyti, laikas parodys. Vaidotai, kokios tavo prognozijas? Intrigų labai daug ir tikrai bus pati didžiausia, tai aišku, yra dėl Vaidotą, dėl jo sunkvežimio techninio stovio. Taigi, tikėkime, kad jie suras sprendimą, pataisys gedimą, gedimas gal koks nors yra menkas ir kovos dėl aukščiausių pozicijų Dakaro ralyje.
Tikrai rytoj bus įdomu stebėti, sirgti, palaikyti visus Lietuvos sportininkus. Linai, trumpai. Šiaip, realiai mes visi gaunam tai, ko tikėjomės, Dakaras toliau yra baisiai įdomus. Tai, kad sunkvežimiai pradeda belstis į 20-uką, nežinau, aš kaip čia dėl to jaustis, bet faktas, kad tiek gamta, tiek dalyviai tarpusavį, tiek trasa, visi šiemet stengiasi, kad mums tikrai nebūtų liūdna. Tai už tai reikia padėkoti, sukalbam tradiciškai maldelę už visus ekipažus ir rytoj matysim, kaip seksis jiems toliau. Aš dėkoju Jums visiems praleidusiems valandą čia drauge. Karščiausios naujienos iš veiksmo arenos iGoTo Dakar Instagramo, Facebooko ir YouTube kanaluose. O rytoj susigirdėsime 20 val. TV6 eteryje. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.